Sveiki bičiuliai, tęsiu apžvalgą laukų ir šiandienai turiu praktiškai vien desertų. Štai kokių dovanų mums pateikė gamta. Tad reikia paskubėti visomis tomis dovanomis pasigėrėti. Čia turime šių nuostabių augalų lauką. Nesakysiu pavadinimą. Gal patys atspėsite, gal žinosite. Šitas kompanionas, tai čia ruginis vikis. Čia bitutės. Salindė į žiedus. Šiandien gavau skambučio iš avilio. Sako, nebetelpa medus, nes čia yra bičių rojus ir bitės trūksta darbuotojų. Vat laikai atėjo. Nežinau, ar girdisi dūzgesys, bet tikiuosi girdisi. Rytą vakarą čia tų bičių belia kiek skraido. Ką, lekiam į kitą bičių rojų. Nu, toli nenuvažiavau. Sakau, steptelsiu toje vietoje, kur praeitais metais čia buvo tas žalesis mišinys, jeigu atsimenat. Prie šitas stulpas va yra ženklas. Ir čia yra ruginiai vikiai su rugiais, kvietrugiais. Toje vietoje irgi įspūdingai atrodo. Ir jau yra net sugulę. O sugulę jau yra geras ženklas. Reiškia daug masės. Labai daug masės. Daug žiedų. Kaip tik ir matosi liekanos. Pernykščių augalų čia saulėgrąžos stiebai dar. Oi. Ir čia vikiai savo gražiai žydi. Bitutės dūzgia. Labai čia viskas gražu. Štai ir atvykom į paskutinę deserto vietą. Ar jūs pasiruošę? Štai koks grožis čia pas mus yra. Čia yra netyčinis
tyčinis eksperimentas. Vaizdelis štai toks. Bitutės dūzgia. Kvapas nuostabus. Veikia jau į pabaigą žydėjimas. O sparcetai. Pats įkarštis tikriausiai. Čia jau kažkokie didelį šliužą išgulėjo. Ką mes čia turim papačią, čia yra žvėriukas toks. Kaip dūzgia. Daug medaus. Sakė, medaus reikia pas Šarūną kreiptis. Jis avilių šeimininkas. Tai Šarūnai laukiu koriuko. Gal iš jūsų irgi kas nors norit šviežio medučio. Tai gal Šarūnas ir pagelbėtų. Nuostabaus medaus pavaišintų, pasidalintų. Medutis surinktas va iš tų visų gražių augalėlių. Mažai kur pamatysit turbūt tokių. Ką, gal reikia nulėkti tiems, kas nori pamatyti labiau įprastų augalų. Tai tuoj parodysiu kviečių, kurie beveik netrešti. Kaip atrodo, šiandien kaip tik su Radviliškio Aruodo kooperatyvo agronomėm matavome, kiek yra ten to azoto augale. Ir visai įdomus rezultatai gauti. Tai gal lėkim pažiūrėti. Čia geltonžiedis barkūnas. Na va, atvykau į kviečių lauką. Rodžiau praeitą kartą šitą lauką, bet esmė, kad čia šiandien paėmėm tų matavimų iš augalo sulčių. Ir matavimai čia toj vietoj. Čia tokia neilomani kalniukas, vidutinė vieta paimta buvo. Ten kažkokių tai vienetų, 100 vienetų rodė. Azoto augalo sultyse. Ir labai įdomi vieta buvo. Kita paimta iš to tokia durpžemė su smėlio. Rezultatas. Kitas va buvo mėginys paimti iš čia. Čia kviečiai atrodo kaip
labai pritręšti ir pripurkšti, bet čia priešingai, čia niekas čia nedaryta, tik nuo žolių nupurkšta ir salietros paduota to azoto tik apie 25, kažkur 30 veiklios. Čia yra durpžemis ir šitas rezultatas iš sulčių parodė čia tų vienetų 1800. Tai rodo, reiškia, kad čia labai daug pritręšta. Tai išvada būtų tokia, kad kur yra durpė, ten yra visko, va tiek. Nieko nereikia duoti. Netgi tokiem azotui reikliem augalam, kaip varpiniai javai, kviečiai. Aišku, tą didesnį skaičių galėjo dar parodyti tai, kad čia truputį vėlesnė yra dabar jų stadija, dar čia nežydi, bent jau nesimato žydinčių, o ten buvo jau yra žydinčių. Tų kviečių. Tai tas žalumas dar galėjo parodyti didesnius skaičius, bet vis tiek tendencija yra tokia, kad ir vaizdas rodo, kad durpiai yra viskas. Bet kad taip atrodytų durpiai, augalai reikia daug praktikos, ieškojimų. Dažniausiai durpiai išnyksta. Didesnė dalis augalų. Nes iš pradžių būna, atrodo gerai, labai gerai, paskui kažko trūksta, jie perauga ar nunyksta dėl kažko, sugula ten baisiai. Tai va, dabar nulėksiu į laukelį, kuris visai negavęs yra eksperimentas. Nuvažiuosiu, papasakosiu. Kasgi čia toks? Grasshopperis. Kur tu? Na štai. Čia dabar esu kviečių lauke. Šitą pusę gavo salietros 50 kg. Tai azotas veiklia medžiaga bus 17 kg. Ta pusė negavo nieko. Buvo tik vienintelis važiavimas su traktoriu čia. Ir jau vėžės praktiškai labai sunku įžiūrėti, kur važiuota. Ir pamatysim, kokie čia rezultatai gausis. Kai nukulsim ir pasversim. Ir kas įdomu šiandien buvo, matavom ten tą azotą, kur visiškai netręšta. Tas skaičius rodė 130. Kas įdomu, ten kur tręšta 50 veiklios, ten rodė tik 100. O va čia, kur šita dalis, kur gavo tos salitrikės trupinis, čia rodė beveik 400. Tai jau kaip ir labai normaliai. Ir čia buvo komentaras, kam aš čia žaidžiuosi su tokiam mažom normom. Reikia arba tręšti, arba netręšti. Čia yra toks, kaip ir darau bandymus, tyrimus. Ir tik ieškojimo tų bandymų keliu galima gauti informaciją. Nes niekur tokių bandymų nemačiau, negirdėjau, kad tokiam sąlygom visom panašiom aplinkybėm būtų daryti tokie tyrimai. Tai va, gal tas rekomenduojamas visokios trąšų normos greičiausiai yra
iš piršto laužtas, ten reikia duoti 150 ar 180 ar 200 veiklios azoto kviečiam. Galbūt galima tą patį padaryti su 20 veiklios, o gal su 10, o gal 2 po 5. Gali visai kitaip suveikti, kaip stimuliacija ir panašiai. Tai va, ir čia netgi yra nenaudotas herbicidas. Čia praktiškai auga ekologiškai. Tie kviečiai, rudenį buvo tik nupurkšta, tiksliau vasarą. Prieš sėją buvo nupurkšta glifosato. Ir pasėta čia yra 105 kg kviečių į hektarą arba 1,7 milijono daigių sėklų į hektarą. Rugpjūčio 28 dieną. Tai va, mano naujas šūkis yra pasėti kviečius iki rugsėjo. Tai va taip. Yra dar vienas laukas kviečių. Sėtų tą pačią dieną prie namų ir ten gavę 50 veiklios azotą. Nu ir atrodo labai panašiai. Tai irgi pasversim, palyginsim. Bus matyt. Ai, ten sėta yra 100 kg. 1,65 milijono. Ir kas irgi atrodo, kad normose jos netgi per didelė. Tai šiais metais, jeigu pavyks padaryti ankstyvą sėją, bandysiu galbūt pradėti nuo kokių 50 kg į hektarą sėklos. Nu, dvigubai mažesnė norma negu čia dabar sėkla. Tai jau. Ir čia rudenį skaičiavau sliekus. Čia yra 5 tonos sliekų hektarė. Jie gamina visas maisto medžiagas, aprūpina visais maistiniais, mitybiniais elementais mūsų auginamus augalus. Tai va. Yra va tokių patamsėjusių vietų, nežinau kodėl čia. Čia gamta davė taip. Atrodo, kad čia pripilta labai daug trąšų. Bet čia tikrai to nebuvo. Nu, varpelės tokios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na ir panašiai, daugiausia randu po 9, po 10 segmentų. Kaip manot, ar užtenka po tiek segmentų turėti varpą? Apatinių atmestų arba nėra, arba tik po 1. O seniau, kuo daugiau purkšdavau, tręšdavau, būdavo po 2, po 3. Ten jau turi gaudyti momentus, kada geriausia kažką papurkšti, kada papilti. Žodžiu, hidroponika laukuose. Man ta technologija ne prie širdies. Čia turbūt reforma varpa, susigrūdus viskas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Čia tankumas yra apie 600 augalų kvadratiniam metre. Jeigu varpas svers 2 gramus. Geriau nesakysiu, kiek čia gali būti derliaus. Dar kas yra gerai, kai technologinės vėžės nėra daromas, yra užsisėję viskas. Tai tuose laukuose irgi jau kur važiavimai daryti, jau ten irgi baigia ataugti. Ir panašu duos derliaus. Tai skaitykit, užsėdamas technologinės vėžės ir juose gaudamas derlių, tai derliaus priedas yra apie 5 procentai, galim sakyti. Tai va, viskas nukulsim, pasversim, pamatuosim, suskaičiuosim ir bus rezultatai. Nu ką, tam kartui gal tiek. Rašykite, klauskite. Malonu, kad žiūrite. Ate.